jūsų partija yra valdžioje, tačiau nuolat kyla diskusijų, ar jinai išliks toje valdžioje. Ar šiandien jūs galite užtikrintai pasakyti, kad koalicija išsilaikys iki kadencijos pabaigos? Mano galva, tai koalicija turėtų išsilaikyti, nes mes ją tada su tuometinė premjeru Gintautu Palucku ją sudarėme. Vilija Blinkevičiūtė tam procese irgi dalyvavo ir Saulius Skvernelis. Deja, eigoje įvyko, kas įvyko, teko pakeisti koaliciją ir prie koalicijos prisijungė Valstiečiai žalieji ir krikščioniškų šeimų Lenkų. Tai jinai dirba. Aš manau, kad jinai gali dirbti ir turi dirbti. Mano čia, jeigu norim stabilumo, ramybės. Bet ar jūs turite įsitikinimą, kad taip ir bus? Mes nesam garantuoti. Aš irgi nesu garantuotas, ar šiandien iš tos laidos išeisiu gyvas, ar numirsiu. Nesi garantuotas, kaip nutiks tavo gyvenime. Tai lygiai taip pat ir dėl koalicijos. Tai čia prieš šiandien šį savaitgalį jau socialdemokratai susirinkę naują tarybą, naujas partijos pirmininkas Mindaugas, kokį jisai sprendimą pateiks, toks ir jau sprendimas ir bus. Aišku, bet jūs nekalbėjot su juo, nieko nežinot? Ne, jis buvo išvykęs atostogauti, jis buvo kelionė, mes praeitą savaitę su premjere turėjom koalicinį pasitarimą poros valandų, diskutavome apie registrų centro informaciją, kuri čia buvo nutekėjus, kitais įdomiais klausimais. Tai nėra, aš manau, tikslo kažką tai bėgti už akių, kol nėra kažkokio sprendimo. O manipulacijom, gal per anksti šiek tiek. Gerai, o tada jūsų tos teisinės problemos ir teismų procesai, jie tokie tapo nuolatinė darbotvarkės dalimi. Kaip jūs manote, ar tai, pavyzdžiui, trukdo politiniam darbui? Nemanau, kad trukdo, nes tokiu atveju, jeigu kalbant apie teisinės sistemas, tai yra mano byla dėl antisemitizmo, dėl neapykantos kurstymo, kur apeliacinis teismas nagrinėja. Aš manau, šiais metais mes turėsime vienokį ir kitokį nuosprendį. Tai tokiu atveju, jeigu kalbėtų apie ar trukdo ar ne, tai aš galėčiau kelti klausimą, ar socialdemokratam Čekučių byloje iškeltos baudžiamosios bylos Seimo nariams man trukdo būti koalicijoje ar netrukdo. Aš nekeliu to klausimą. Aš keliu klausimą prioritetas valstybė. Tai ar mes galim šiandien valstybiškai galvoti ar ne. Dabar kitas, kuris sako teisint, ar aš kaltas, kad žmonės skundžia kiekvieną mano pasisakymą, bando suieškoti kažką, tai bylos visos yra nutraukiamos, bet jie vis tiek toliau bando skųsti. Tai ar čia turėtų koalicija tai reaguoti? Ne. Ar aš turėčiau reaguoti dabar į pasirodžiusią skandalą dėl, pavyzdžiui, premjerės patarėjo Juknos? Aš nereaguoju, nes tai nėra, man netrukdo priiminėti valstybės sprendimus. Kai jau matau, kad jau trukdys valstybės sprendimus, tai tada turi būti kiti sprendimai. O dėl asmeninių, tai čia manau, kad nėra logiškai. Gerai, o tada vyriausiosios rinkimų komisijos sprendimas, kad jūsų partija, ne jūs, šiurkščiai pažeidėte įstatymą ir todėl yra sustabdyta ten maždaug 250 000 dotacijos skirimas. Tai šitas, kaip jūs manote, ar tas sprendimas suteikia socialdemokratams kažkokių papildomų argumentų tiems socialdemokratams, kurie nenori matyti jūsų koaliciją? Gerai, žiūrėkit, aš pasakysiu paprastą dalyką. Konservatoriai buvo su Liberalų sąjūdžiu, Liberalų sąjūdis buvo nuteistas stambaus kyšininkavimo byloje, vyriausioji rinkimų komisija irgi pripažino, kad šiurkščiai turėjo sumokėti baudą. Ingridai Šimonytei irgi netrukdė dirbti su jais koalicijoje. Ne? Tie patys socialdemokratai kažkada savo laiku irgi buvo pripažinti vyriausios rinkimų komisijos šiurkščiai pažeidus ir 500 000 jiems buvo skirta bauda. Nesueikime į tuos politinius, asmeninius kažkokius dalykus. Klausimas yra, Seimas funkcionuoja, veikia, vyriausybė veikia, sprendimai priimami, taip priimami. Ar jie geri? Taip, ne visą laiką yra jie geri. Ta reikia suprasti. Taip, vieningų sprendimų, taip mes neturim koalicijų. Yra tokių sprendimų, kaip ir Kapčiamiesčio poligonas. Jisai nebuvo pritarimas, mūsų Nemuno aušros keli asmenys, kurie balsavo už, nes jie manė, kad taip reikia, aš maniau, kad tai tikrai nereikia ir šiandien aš esu teisus, nes oro gynybos sistemos trūkumas yra akivaizdus. Ką be kita ko, Europos komisaras Andrius Kubilius vakar vienam išduodamas interviu atkartojo mano žodžius. Tai yra tam tikrų dalykų, kur mes nesutarėme, yra pagrindiniai dalykai, kurie sutarėm. Dėl to Kapčiamiesčio poligono, tai čia jūs sakote, kad esate teisūs, socdemai taip negalvoja ir tai yra vienas iš argumentų, tada ir kilo didžiosios diskusijos, ar jūs iš tikrųjų galite likti su jais koalicijoje. Ir dar vienas dalykas, tai yra jūsų neseniai pareikštas, toksai, nežinau, požiūris, kad rudenį gali įvykti perversmas valstybėje. Tai aš kalbu apie politinį perversmą, kur asmenys sako, sudarykime sąrašus, čia yra kremliniai, čia yra vatnikai, juos reikia persekioti, šaudysim žmonės tie, kurie yra nelojalūs, tada politikai pasiema kitų politikų veidus, jos akivaizdžiai šaudo viešoje erdvėje, viešoje vietoje. Tai yra, ką tai reiškia? Šaudo tai perkeltinė prasme. Perkeltinė prasme. Vienas iš politinių veikėjų, Jurgos Jonienės patarėjas, įsitraukė pistoletą, berods Marijampolėje, viešoje vietoje mojuoja. Dabar prie mano namų pastoviai tai žvakutės užkuriamos, tai vainikas atnešamas, tai pastoviai yra persekiojama. Tai dabar klausimas yra,
ar mes vis dėlto esame teisinė valstybė, ar tam tikri politikai nori padaryti politinį perversmą mitingų, piketų ir sudarojimo būdu. Aš matau, kad tam tikros politinės jėgos, kurios 2007 metais, lapkričio 12 dieną, Seimo pripažinta konservatorių partija turi teroristinių ryšių su teroristinėm organizacijom, šiandieną elgesi neetiškai ir netinkamai valstybės naudai. Dabar žiūrėkit, Laurynas Kasčiūnas ne šiaip sausio sekmadienį išpublikuoja savo pranešime Goodbye Left Side. Ką tai reiškia? Tai yra hitlerinės arba nacistinės šūkis, kur buvo aiškiai pasakyta Goodbye White Pride. Ne? Na, bet jis visą tai paneigė. Palaukit, ką reiškia paneigė. Šito žmogaus genė jau yra užformuota nacistinės ideologijos. Jisai buvo prieš ES stojimą, jisai buvo Murzos dešinioji ranka, jis organizavo pastovi piketus lietuviam ir panašiai. Tai va, bet jis labai toli dabar nuo to. Jis nėra toli, nes jo pasakymas tai yra visiškai atspindėjo, kas yra jo galvoje, tai yra jo genė. Ir jeigu šiandieną jisai su Benkunsku rinkinėja parašus dėl migrantų veikimo Vilniuje ir panašiai, ką tai reiškia? Tai jisai įgyvendina nacistinės Vokietijos ideologiją. Palaukit, sustokim šitoje vietoje. Tai jūs norite pasakyti, kad šitas perversmas yra vykdomas Lauryno Kasčiūno ir konservatorių partijos, nes mano klausimas buvo toks. Aš matau, kad Lietuvoje yra politikų, yra visuomeninių veikėjų, yra visuomeninių organizacijų. Ar jūs galite juos įvardyti? Jūs galite labai paprastą dalyką. Atsidarykite jų profilius. Aš policijai jų profilius. Bet aš nežinau, ką man atsidaryti. Jūs sakykit, ką atsidaryti. Tai pažiūrėkit, lygiai tas pats Jurgos Joninės patarėjas, Kęstutis Barkevičius, kuris su pistoletu mojuoja, kuris laksto ir šaudo į politiko portretus. Tai yra akivaizdu. Kito žmogaus, kur sakymas yra, ar sušaudysim, kurie klausos rusišką muziką prie žmonių, ar be vaikų, ar gal vaikus išvežti, ar jų neišvesti. Tai palaukite. Čia jūs apie ką dabar? Apie Algį Ramanauską, kuris duodamas interviu tą dalyką pasako. Lojalus. Seniai tai buvo. Taip, bet palaukite, tai aš dedu visą vaizdą ir aš matau, kad valstybėje turime asmenius, kurie niekaip nesiliauja kiršinti tam tikras visuomenės grupės. Tai jūs kalbate, šituos du tai jau... Daugiau, aš jų tenais esu privardinęs, jeigu būčiau žinojęs, kad to klausėte, tai aš jums būčiau vardom pavardėm, net esu prinskrynus įsisaugęs, pasisakymus, lojalus, nelojalus, 5 kolona, galvos kelimas. Jūs policija turėjo apklausti šito klausimu, jūs atidavėte tas pavardės? Aš kaip tik būsiu dabar vėl ir papildomai tas pavardės, jų pasisakymus, laidų iškarpas. Įsivaizduokit, jeigu dalyvauja laidoje, ne, Bružas dalyvauja vienas Justas Sinkevičius, kuris žinomas visuomenininkas ir sako, tai ką šiandien deginsim ant laužo? Sako, gal žydus deginsim? Čia nebe juokas yra. Šičia nebėra juokas, nes tai yra visuomenininkai. Bet jūs labai panašios kalbos sutikite. Palauk, negerbimai. Už ką jūs esate net nuteistas? Tai tokiu atveju Trumpas, ką pasakė šiandien apie Benjaminą Netanyahu vakar, tai jis lygiai turėtų būti neisas. Aš kritikavau Benjamino Netanyahu ir Izraelio valdžią, nes tai, kas įvyko Gazos ruože, tai yra netoleruotina. Tai, ką Putinas padarė Ukrainoje ir ką toliau daro, tai yra genocidas, tai yra tautos naikinimas. Bet šiandien jūs esate nuteistas dėl neapykantos kurstymo ir dėl holokausto. Tai kaip jūs dabar bevartytumėte jau teismo įrodytą? Bet tu nebeištrinsi. Žiūrėkit, jūs jo nebeištrinsit to sprendimo. Man yra keista, kodėl vieni siūlo žydus deginti ant laužo, jokios reakcijos niekas nesureaguoja, kiti einame šiandien aiškinamės, kas kaip kur yra. Bet reikia ištraukti viešumą ir parodyti, kokia visuomenė mes turim grupę žmonių, kurie vietoj to, kad burtų vienytų žmonės, jų šiandien tikslas yra skalyti visuomenę. Bet žiūrėkit, į jūsų šitą pasakymą apie tą perversmą valstybėje Mindaugas Sinkevičius, socialdemokratų vadovas, pareiškė, kad tai yra eilinis nusišnekėjimas, su sveiku protu, mažai ką turintis nusišnekėjimas. Tai kaip jūs tą paaiškintumėte? Ar jūs vis dėlto esate našta socialdemokratams, ar jūs vis dėlto partneris jiems labiau? Tai jie jau taip šneka. Mes manom, kad partneris, todėl kad Mindaugas neturi detalios visos informacijos, apie kuriuos mes asmenis kalbame, kurie valstybei prisideda prie šių dalykų. Tai kai Mindaugas gauna šitą informaciją, pozicija keičiasi. Tai aš tokia atveju, kaip aš turėčiau reaguoti į Vytenio Andriukaičio kalbas? Tai ten iš vis tenais akivaizdu, kad kalba Kremliaus lūpomis žmogus. Tai jam Paleckis yra politinė auka, tai jisai eilėraštį cituoja, tai pagal Andriukaičio pasisakymus, aš jau turėjau senai duris užsirengti pagal savo principus. Jau su socialdemokratais turėjau nebendrauti. Bet jis yra vienas žmogus, jis garbės pirmininkas. Ir garbės pirmininkas neranda nei vieno gero žodžio pasakyti apie Ingą Ruginienę, kur pats atvedė į politiką ją. Tai aš negaliu per vieną asmenį, aš būsiu, aš nebūsiu. Aš turiu matyti visumą.
Ir aš nesiviliu iš šitos jų reikalus. Gerai, kalbėkim tik apie jūs, kadangi čia daugybės tų žmonių nėra, bet jūs jau čia priminėjote daugybę pavardžių, tai dar neaišku, kuo tas baigsis paminėjimas. Ir tai visą laiką jūs įtraukia į kažkokius teisinius procesus. Natūralus Todėl aš dalykas. jūsų ir paklausiau, ar jūs esate socialdemokratams jaučiatės labiau partneris, ar labiau kažkoks našta vis dėlto problema. Bet ponia Žemaitaitė, jeigu taip atsitiktų, kad teismas, į kurį jūs kreipėtės dėl Vyriausiosios rinkimų komisijos sprendimo neskirti jums tos 250 000 dotacijos, paliktų tą patį VRK sprendimą galioti. Ar jūs tada galvotumėte apie atsistatydinimą, pasitraukimą iš partijos pirmininko? Ne, nėra ko čia galvoti, čia yra VRK sprendimas ir partija važiuoja. Jeigu matot, partija yra pirma, antra pagal reitingus, darbas vyksta kuo puikiausiai, savivaldybių rinkimų pasiruošimam lygiai tas pats. Aš suprantu, kad yra norinčių, bet kokia atveju mane išstumti kažką tam kažkur tai sukeisti, yra norinčių, bet jiems nelabai sekasi, bent jau kol kas nelabai sekasi. Gerai, tai dabar kaip ten jūs būsite to koalicijos partneriu ar ne, dar neaišku, bet kol dabar jūs kalbat su manim, tai dar tebe esate vienas iš koalicijos partnerių. Ir aš noriu jūsų paklausti labai atvirai, ar Kęstutis Budrys, užsienio reikalų ministras, gali jaustis saugus šiandien dėl savo posto, nes kalbos labai įvairios. Ir apie tai, kad savaitgalį kartu su koalicija gali spręstis ir jo likimas, irgi tokios ateina. Na, aš manau, kad Kęstutis, mano asmeninė nuomonė, kaip sakėte atvirai, jeigu aš būčiau premjeru, tai Kęstučio Budrio mano komandoje nebūtų šiandien. Nes veikimas prieš vyriausybės politiką arba nesuderinta su vyriausybės ir ministrės pirmininkės pozicija ir su koalicijos, tai yra neprimtina. Jūs, kai sakote, Žemaitaičio veiksmai nustebina socialdemokratus, aš esu koalicijos partijos narys. Kęstutis Budrys gavo mano mandatą būti ministru, nes mes visi balsavom už vyriausybę, už programą. Jis nei vieno karto nederina nei su socialdemokratais, nei su Nemuno aušra, nežinau, gal jie ten kažkokius ir derina savo pasisakymus, kurie yra šokiruojantis kartais ir ypatingai paskutinis Vokietijoje duotas interviu žurnalistams ir žiniasklaidos priemoniai, tai šokiravo mane. Netgi ir prezidentas Nausėda jau buvo priverstas reaguoti. Jau čia nebe Žemaitaitė jau Nausėda reaguoja, bet jau reagavo į Budrio nusišnekėjimus. Ir jeigu pastebėjote, Budrio 2 savaitės nėra viešoje spaudoje, viešoje erdvėje, nes buvo jam aiškiai matyti iš prezidentūros rekomendatą. Gal jau tu... Kodėl aš praeitą savaitę su juo šitoje studijoje kalbėjau? Nėra jo tų pasisakymų, tų tokių ideologinių dalykų. Pone Žemaitaitė, bet jūs sakote savo nuomonę. Ar iš socialdemokratų jūs girdėjote, kad jie nepatenkinti Budriu ir yra poreikis jį pakeisti? Ne, aš kadangi nesikišu, nes tai yra jų ministras, jie susitarė su prezidentu, kad bus jų teikiamas ministras, aš nesikišu. Nokit, jeigu man dar čia reikėtų rūpintis, aš iš laiko neturėčiau. Ačiū labai. Ačiū Jums. Remigijus Žemaitaitis, Nemuno aušros pirmininkas, buvo dienos temoje. Panorama toliau.